Sveiki! Šiandien pasinersim į tarptautinio bakalaureato filosofiją. Ir kalbėsime ne apie tai, ką reikia išmokti, o apie tai, kaip mokytis visą gyvenimą. Na ir pradėkim nuo klausimo pamąstymų. Kasgi svarbiau – prikimšti galvą faktų ar turėti įrankius, kaip tų faktų susirasti pačiam? Panašu, kad šiuolaikinis pasaulis vis labiau linksta prie antrojo varianto. Tad pažiūrėkime, kodėl. Tai va, viskas prasideda nuo pačios širdies, nuo pagrindinės filosofijos. Čia esmė tokia. Pats svarbiausias dalykas visame ugdyme – tai ne formulės ar datos, o gebėjimas išmokti mokytis. Žinokit, tai ne šiaip skambus šūkis, tai yra visas pamatas, ant kurio laikosi IB. Idėja paprasta – mokymasis neturi būti kančia. Tai įgūdis, kurį galima ir reikia išlavinti. Ir štai čia įvyksta tas klik. Mokinys nebėra pasyvus informacijos priėmėjas, žinot, kaip koks tuščias ąsotis, į kurį pila žinias. Ne. Jis tampa aktyvus savo mokymosi šeimininku. Pats ieško, pats klausia, pats konstruoja. Tai ir yra tikrasis mokymosi perėmimas į savo rankas. Gerai, bet kas tie mokymosi įrankiai? Iš kokių dalių susideda visas šitas mechanizmas? Išnarpliuokime tuos 5 pagrindinius įgūdžius. Matot, čia viskas susiję. Įsivaizduokim 5 dėlionės dalis. Nė viena neveikia atskirai, jos visos jungiasi į vieną bendrą tvirtą pamatą, kuris ir padeda mokytis efektyviai. Taigi, kokios tos 5 supergalios? Tai mąstymo įgūdžiai, tyrimo, kitaip tariant, gebėjimas ieškoti informacijos, tada komunikavimo, socialiniai įgūdžiai ir, aišku, savitvaka. Visi kartu jie apima praktiškai viską, nuo gebėjimo išspręsti kietą riešutėlį iki darbo komandoje ir savo laiko planavimo. Bet svarbiausia, žinokit, yra štai kas. Tai nėra įgūdžiai tik kontroliniam darbui. Anaiptol. Tai universalus rinkinys visam gyvenimui. Nesvarbu ar studijuojant, ar darbe, ar tiesiog sprendžiant kasdienės problemas. Tai iš esmės yra investicija į ateitį. Gerai, teorija skamba gražiai. Bet kaip visa tai atrodo praktiškai? Nerkime į klasę ir pažiūrėkime, kaip šie įgūdžiai atgyja realybėje. Čia yra 2 keliai, kurie veikia vienu metu. Viena vertus, įgūdžiai tiesiog tvyra ore. Jie tampa klasės kultūros dalimi, per kalbą, per mokytojo pavyzdį, per nuolatinį aptarimą. Bet tuo pačiu jie yra lavinami ir labai tikslingai, per konkrečias užduotis, projektus ir refleksiją. Taip užtikrinama, kad mokinys ne tik žino apie tos įgūdžius, bet ir moka jais naudotis. Štai, keli pavyzdžiai. Užuodavęs atsakymą mokytojas paklaus, o kaip manote jūs? Taip skatinamas mąstymas. Užuot tik reikalavęs nurodyti šaltinius, mokytojas pats kruopščiai cituoja, taip rodydamas pavyzdį. O planavimas, tikslai nėra nuleidžiami iš viršaus, jie kuriami drauge su mokiniais. Ir čia matote esmė, tai ne pamokslavimas, o tikriausio partnerystė. Ir koksgi viso šito rezultatas? Koks žmogus išeina iš tokios sistemos? Pažiūrėkime į galutinį tikslą. Ši mintis, man atrodo, tobulai viską apibendrina. Mokymasis nebėra kažkas, kas tiesiog atsitinka mokiniui. Ne. Tai tampa sąmoningų veiksmų, kurį jis pats atlieka. Tai milžiniškas pokyčius nuo pasyvaus stebėtojo iki aktyvaus veikėjo. Ir štai jis rezultatas. Save reguliuojantis besimokantisis. Galima sakyti, savo mokymosi kelionės kapitonas. Jis ne tik žino, kur nori nuplaukti, bet ir moka valdyti laivą, skaityti žemėlapius ir netgi nepanikuoja audros metu. O ką tai reiškia praktiškai? Tai reiškia gebėjimą pačiam išsikelti tikslus. Drąsą klausti, net jei klausimai atrodo kvaili. Atkaklumą nepasiduoti, kai pasidaro sunku. Gebėjimą išbandyti įvairius kelius ir suprasti, kuris veikia geriausiai. Ir žinoma, nuolat save įsivertinti ir koreguoti kursą. Paprastai tariant, tai menas mokytis visą gyvenimą. Ir pabaigai, grįžkime prie esminio klausimo. Jeigu švietimo tikslas yra paruošti ateičiai, kuri, pripažinkim, yra visiškai nenuspėjama, tuomet kas yra vertingiau? Galva pilna šiandienos faktų, ar gebėjimas tuos faktus susirasti, įvertinti ir kurti naujus rytoj?